Tai ko gero viena irgi tai iš tokių nemaloniausių procedūrų. Aš kažkada atsimenu, kai pas Saulius Skvernelį, pas Gintą buvo, pas kitus, tai vis galvodavau, nu tai kaip čia, ką čia tokio reikia jau tokio turėti būti padariusiam, kad pas tavęs ateitų. Tai jo, vakar ryte, 6 ryte, bumti duris skambutis, kaip aš sakau, ir ateina tarnybos, kurios ieško sutarties ir įrodančių dokumentų, ar tikrai Nemuno aušra mes dirbome ir važiavom po Lietuvą, kūrėm skyrius. Ir ko gero, sunku netgi paneigti, jeigu žiūrint visą spaudą, tai nebuvo dienos, kad aš nevažiuočiau po 4-5 sutikimus, kad nevažiuočiau į rajonus, kad nekurčiau skyriaus. Ir maždaug tai gal ten yra fiktyviai naudojot automobilį ne partijos naudai. Tai sunku, iš tikrųjų, teisiškai tą dalyką paaiškinti. Civilinė tvarka, tai ten viskas yra aišku, sutartis yra, protokolai yra, tiesiog viskas man tai daugiau mažiau aišku yra. Bet keista tada yra kitas niuansas, o kaip tada su kitais? Tai ar mes taikom panašius standartus tokius, kokius taikom Žemaitaičiui, ar kažkaip tai kiti galim būti netaikom ir galima eiti šoną. Tai vienas momentas. Antras yra dalykas, tai Vyriausioji rinkimų komisija jau tyrimą dėl mūsų partijos veiklos, tai pradėjo jau prieš kiek tai laiko. Jau mes ir baudą gavom, ir dotacijos mes už tai negavom, dabar mes ginčymės, bilinėjomės. Tai visi dokumentai jau buvo senai patikti, tai va toks vėlgi klausimas, kodėl praėjus ten 6-7 mėnesiams ateina pas tavęs ir sako, kažkokių dokumentų ieško. Tai nėra tas malonus įvykis, bet vienas, kas labai yra smagu, kad vis dėlto žmonės supranta, kad mes kartu ir Nemuno aušra ir aš asmeniškai tų savo principų laikomės, kad toliau mes darbus atliekam. Keista ir kartu, man taip net įdomiai, taip sako, čia koalicija gali dirbti ar ne. Tai kaip atėjo Čekučių klausimas pas kolegą mūsų socialdemokratus, mes irgi nekėlėme, ar čia koalicija gali dirbti ar gali nedirbti. Kai kilo klausimas dėl Juknos, kai pas premjerės patarėja irgi ten FNTT apsilankė ir panašiai. Mes irgi nekėlėm. Ir jeigu pastebėsim, ir prezidentas nereagavo, netgi po Sauliaus Skvernelio iš tikrųjų įvykių, tai akivaizdu, kad mes esam ta rakštis arba ta šaka gerklėje, kurie, reikia kažkokiais tai būdais ją maždaug išmesti, išvaryti, kažką padaryti. Labai gerai vienas vakar politologas sako, jeigu Nemuno aušra nuo pirmos dienos būtų nebuvus koalicijų, tai jie gyventų, žydėtų ir niekam jie neįdomus būtų ir nieks jų čia net nepultų. Faktas matyt, kad yra taip, bet darbo kaina arba duotų rinkimų metu pažadų kaina, tai ją tu turi mokėti, tai natūralu. Suprantu, kad tie auditai, kurie prasidėjo tiek LRT, tiek KAME, tiek kitur, tai jie, kaip sakant, nebus taip nuraminti arba vis tiek jie už tą tikrai mums nedovanos. Lygiai taip pat Žalimo įvykis dėl pačios tos Baltarusijos galimai pasisavintų pinigų irgi kreipimasis, kad būtų pradėtas tyrimas. Ir tu taip kaip viską matai, kas vyksta, tu supranti, kad eini teisinga linkme. Tai klausimas, gal kažkokių klaidų tu ten darai, natūralu, nes žmonės klystam, mes irgi klystam, pas mus irgi žmogiškas yra matyti irgi toks klaidos elementas, kaip ten varnelės neuždėtos, ar ten kaip jie ten bando iš tikrųjų sakyti Vyriausioji rinkimų komisija, nepatikėt kelionės lapą. Tai jūs nuvažiuokit Plungės, paklauskit, kiek kartų aš buvau, kiek Telšiuose buvau, kiek buvo kalbėta apie partiją, kiek priimta į partiją narių, kiek skyrių įkurta, ir tu tą suprasi. Tai va čia man tai toks, sakyčiau, kaip ir liūdesys apima, kad vis dėlto mes valstybėje, elementarius paprastus dalykus paverčiam politiniais dalykais. Smagiausia yra visos šitos istorijos, kad kai tu telefono neturi, tu neturi niekam net ir pasiskambinti. Tu atjungtas, tavo socialinė erdvė atjungta, tu net pakomentuoti negali, net atsakyti negali, net parašyti negali. Messengeris irgi lygiai taip pat, dabar pareigūnai gali bet kurį prisijungti prie mano, gali, kaip sakant, mano vardu atsakinėti, kam norit, kas gali klausti, nes visus kodus davėm prisijungimus pasižiūrėti tikrai, ką norit, žiūrėkite, simkitės, nes nieko neslėpiam. Bet įdomu yra tai, jau kai vakar kortelę atsigavom, jau kai susitvarkėm, vėl toks didelis žmonių palaikymas ir toks, galvoju, čia yra geras ir ten, sako, nenusileiskit, nenusiminkit, tai tokį tą ir jauti žmonių tą palaikymą, tai ačiū Jums, kad mumis palaikot, ačiū, kad mane palaikot, nes ta parama yra iš esmės labai yra svarbu. Ir ką, toliau reikia dirbti ir jau mes jau dar kitą savaitę pradedam važiuoti per Lietuvą, šiandien jau turim susitikimus, sekmadienį jau turim susitikimus, dar kitą savaitę mes turim ir Palangoje, ir Šilutėje, ir Šilalėje, ir Kelmėje mes turėsim ir Šiauliuose. Tai tas Žemaitaičio turnė prasideda, jisai po Lietuvą vėl, jisai su periodiniais tam tikrais datomis jisai vėlgi iki rugsėjo mėnesio tvirtinamės grafiką daugiau mažiau. Vasarą persikelsim į Palangą, į Paplūdimį, sėdmaišį sėdėsim ten patogu žmonės priminėti.
Tai matyti už tą mūsų aktyvumą, aš įsivaizduoju, kad dar kokį 30 pareiškimų policija gaus. Tai, mėly pareigūnai, nepykite, jeigu mano oponentai, konservatoriai ar liberalai, ar ten dar kokie laisviečiai rašo skundus, suprantu jūsų darbą, jūsų tikrai labai sunkus darbas. Tik klausimas, ar į kiekvieną pilnatinį raštą reikia reaguoti, nes jeigu mes reaguosime kiekvieną pilnatinį raštą, tai greitai policijos departamentas vien dirbs ant Nemuno aušros ir ant Remigijaus Žemaitaičio. Tai ačiū Jums.